Na tai sveikos merginos. Pradedu naują savaitę su savo ruletė ir bus rugsėjo 2 savaitė jau bus. Šiandien yra sekmadienis ir aš noriu šiandien išsisukti ruletę, kad rytoj jau galėčiau visą dieną galvoti, ką reikia siuvinėti ir vakare grįžus iš darbo galėčiau sėsti ir siuvinėti. O gal ir šiandien vakare dar pavyks, nežinau, ką išsuks ruletė, pasižiūrėsim. Taigi, kaip matot, praeitą savaitę buvo paskutinis darbas blynai, gal aš dabar nebemaišysiu, pabandysiu taip sukti, nebekaitaliosiu nieko, pažiūrėsim, kas iškris. Jeigu pradės labai kartotis darbai, tai tada ir vėl pasuksim. Ir kas? Arbūzai. Na va, arbūzai. Puiku, ruletė nori, kad išsisiuvinėtų arbūzas kuo greičiau. Taip, dabar čia einam, kauliukas. Ir dabar aš į makalai. Ir pažiūrėsim, kiek reikės kryželių padaryti. O, maksimumas 600 kryželių. Na gerai, einu atsinešu, parodysiu, ką aš turiu. Jeigu atsimena, tai aš jau išsiuvinėjus esu visą skiltelę arbūzo šito. Ir dabar keliausiu kitą skiltelę siuvinėti. Tai va reikės, čia va tai yra viduriukas, tai atsiskaičiuoti reikės kažkaip tai ir pradėti siuvinėti kitą skiltelę. Ir pažiūrėsim, kiekgi bus 600 kryželių arbūzo padaryta. Tai eisiu pasimti siūlų ir bandyti siuvinėti. Na tai sveikos. Štai ir mano arbūzas, tas, kurį jau jūs matėte ir kiekgi man pavyko. Pasižiūrėkite, visai neblogai. Čia yra 630 kryželių. Tai truputį daugiau padariau, nes norėjau pabaigti siūlą, kad nepalikti tiesiog jo. Ir žiūriu dabar juoda kanva. Biškai taip atrodo išblankusi. Palaukit, čia matau yra popieriukas. Pabandysime tą popieriuką padėti. Nežinau, koks čia popieriukas, iš kur čia jisai, neatsimenu, kažkoks raštas. Keičia ką nors, va, žiūrėkit. Mažiau gal atspindi, ne? Va, dabar kanva tokia juoda pasidarė. O tai pažiūrėkit, stebuklas, pilka. Juoda. Tai va, arbūza padaryta, visai nemažai, 600 kryželių, tai yra didžiausias skaičius pagal mano kauliuką, tai labai džiaugiuosi. Ir einam dabar sukti ruletę, pasižiūrėsime, kokį kitą darbą aš galėčiau siuvinėti. Na va, sukasi ruletė, vėl laukiu, kol atsisuks arbūzas. Ir dabar, ką aš noriu pasakyti, visai norėčiau pasiuvinėti truputį didesnį darbą, negu dabar siuvinėjau. Galbūt ir pradėti naują darbą, tai yra mergina su perlo auskaru. Galbūt pajudinti nesvarumą, nes jau senokai jį siuvinėjau. Tai visai norėtųsi. Tai tuoj pasižiūrim, atsisuka ant arbūzo, sukam ruletę ir pasižiūrim, ar ruletė man išsuks tai, ko aš noriu, ar ne. Na ir kas bus? Vėl internetas. Atsiprašau. Na štai internetą susitvarkiau ir pažiūrim, ar man parodys, ką išsuko. Turbūt ne. Turbūt neparodys, ką išsuko, bet man atrodo buvo va štai šitas, va, elniukas. Nes buvo kaip tik va čia truputį ant to kraštelio. Tai sakykime, kad šitas elniukas, aš jį labai senai siuvinėjau, tai visai norėčiau aš jį ir siuvinėti. Galim pabandyti antrą kartą, bet ar verta? Gal neverta. Aš manau, jūs patikėsit manim, kad tai buvo elniukas, bet tuoj atsisuks arbūzas, kol aš čia plepu. Ir galim pabandyti antrą kartą, gal dabar internetas nestriks. Reiks kitą kartą filmuoti man pirmam aukšte, kur yra normalus internetas ir niekas nestringa. O čia kažkaip keistai. Keistokai viskas veikia. Na ką, pabandom. Pažiūrim, ar pasikartos tas pats ar ne. Ne. Nykštukas. Tai žiūrėkit, darysim taip.
Pirmu numeriu aš tada siuvinėsiu tą elniuką, o antru numeriu šitą nykštuką. Neatsimenu, kiek jame yra likę. Ai, barzda, man atrodo, jo, barzda likusi, tai čia nemažai dar darbo. Ir pirmas, taip, tai dabar parodau aš jums tą elniuką. Čia nes nepasididina, turbūt neatsimenu. Va. Ne. Tai tuoj atsinešiu elniuką ir nykštuką ir parodysiu, kiek man jų yra. O dabar tiesa dar reikiagi man išmesti, kiek aš kiek įsiuvinėsiu kauliuką. Dabar metu dėl elniuko. Kauliukas dėl elniuko. Pažiūrėsim, kiek elniukui iškris. O, 400. 400 kryželių elniukui. Ir pažiūrim, kiek čia bus man nykštukui kryželių. O, 500. Ok, aš turiu 2 nykštukus, man atrodo, abu nepabaigtus. Tai tuoj atsinešiu, parodysiu ir tada pašnekėsim, kasgi toliau. Taigi štai koksai elniukas bus, tai yra LKS rinkinys, gana senas. Ir štai toks nuostabus elniukas nešantis dovanėlės. Ir kiekgi aš jo turiu? Aš turiu va tiek. Va. Ir pasižiūrėsim, kągi aš čia pasiuvinėsiu. Ten kiek iškrito 400 kryželių. Tai nežinau, žiūrėsiu, gal ragiukus pasiuvinėsiu, gal dovanėlės toliau dėliosiu. Nu, pasižiūrėsiu, kaip man norėsis labiau. Ir toliau mano tie nykštukai. Tai aš dabar planšetės neturiu prie savęs, bet noriu parodyti. Va, matot. Tai va šitas nykštukas iškrito ir jisai visai dar neturi barzdos, va matosi. Tai va visą barzdą reikia išsiuvinėti ir 500 kryželių, man atrodo, tikrai čia bus ir gal ir daugiau biški. Bet, kaip sakiau, jeigu trūks, čia padarysiu ir dar nebus 500 kryželių, tai tada eisiu šitą nykštuką siuvinėti, nes šito matot, kiek yra. Visiškai nedaug. Va, ir ką? Ir šiandien mačiau atsirado bingo lentelė rudens, labai džiaugiuosi, eisiu žiūrėti, kas ten per lentelė ir galbūt pritaikysiu kelias užduotis būtent su šitais kalėdiniais darbais. Pažiūrėsim. Na tai sveikos, pasirodau, kągi man pavyko išsiuvinėti. Taigi padariau, kiek šitam reikėjo 400 kryželių, tai padariau 4, neatsimenu, 10 gal 4. Ir kas, pasižiūrėkit, atsitiko? Atsirado ragiukas vienas, jau šitas pilnai ragiukas išsiuvinėtas, o šitas irgi truputį, bet dar trūksta. Ir susiradau aš bingo užduotį, tuoj parodysiu. Tai aišku, yra ruduo, tai visi užduotis yra visos po 800 kryželių. Bet kadangi yra bingo visam rudeniui, 3 mėnesiam, tai aš pagalvojau taip, aš dabar siuvinėjau šitą miško gyvūnai, padariau pusę normos, 400 kryželių. Ir aš manau, per tuos 3 mėnesius tas elniukas man tikrai iškris ir aš toliau pabaigsiu šitą užduotį. Nes nesinori dvigubinti, nes norisi daryti savo žaidimą, o bingo, nu tiesiog toksai papildomas žaidimas. Tai štai, elniukas po truputį pilnėja ir kitas buvo nykštukas. Štai, nykštukui reikėjo padaryti 500 kryželių, tai tiek ir padariau. 500 kryželių. Ir kągi pavyko su jais išsiuvinėti, tai turbūt jau matote, atsirado barzdos. Baltų siūlų viską išsiuvinėjau baltų siūlų, dabar pradėjau siuvinėti va čia pilku, matosi. Ta barzda su pilku siūlu. Ir žinokite, dar aš ne visą barzdą išsiuvinėjau. Dar tiesa, va čia ruda eglutės šitos kotą pasiuvinėjau, nes pasirodo buvau praleidusi ir paskui dar pastebėjau, kad prie nosės čia viena eilutė rožiniais siūlais nesiuvinėta, bet dabar nesiuvinėjau dar. Tai va, tai dar liko barzda, dar liko čia kažkiek kryželių, nepasitikrinau kiek. Na ką, ir dabar einam sukti ruletę ir pasižiūrėsim, kas man šiandien iškris. Šiandien yra ketvirtadienis. Reikia pasižiūrėti, ką man išmes ruletė, kokį darbą, didelį ar mažą. Ir tada žiūrėsim, kas toliau. Na štai kaip tik ant to nykštuko mano, nežinau, suksis ruletė, sukasi gerai. Taigi pasižiūrim, kas man išsisuks. Šiam vakarui. O, velykiniai kiaušiniai.
Reikės ieškoti medžiagos. Ai, yra pradėtas. Oi, tuoj parodysiu. Man atrodo, šalia turiu. Ne. Jau čia išsiuvinėta turiu turbūt. Jo. Gerai, tada reikės susirasti medžiagytę. Nors velykiniai kiaušiniai čia dabar labai tolimas reikalas. Tai net nežinau. Gal man jų dabar nesiuvinėti. Kažkaip nesinori man jų dabar siuvinėti. Gal aš pasiuvinėsiu ką nors kitą. Na va, pasižiūrėjau dėl medžiagų su kiaušiniais, labai daug čia krapštimuose. Šiandien yra vakaras, tai aš tikrai dabar nenoriu ieškoti čia medžiagų. Aš noriu gatavo darbo kažkokio, kuris jau yra, medžiagos jau yra surastos, viskas yra sutvarkyta. Tai aš galvoju taip, velykinį tą kiaušinį aš vis tiek pasiuvinėsiu kažkurį, bent jau pradėsiu, bet ne šiandien, aš jį pasiliksiu vėliau. Nes iki Velykų labai toli, aišku, smagu iš anksto pasidaryti viską, bet bandom dar kartą sukti. Nes, sakau, jau dabar aš kol susirasiu medžiagą, kol kažką sumastysiu, tai praeis kokių porą valandų. Na va, balerina. Puiku? Balerina. Tai dabar pasidedu savo šitą krepšelį, pasiimu ir metam, pažiūrėsim, kiek balerinai reikės išsiuvinėti kryžiukų. Nu va, 400. 400 kryželių, tai kadangi čia yra, ko gero, siuvinėsiu vėl tą suknelę, tai čia daug pusinių bus, tai dar reikės daryti 800 pusinių arba 400 kryželių. Na va, tai šį vakarą siuvinėsiu baleriną. Ir dar dabar savaitgalį mes planuojam išvažiuoti, tai galvoju, reikia pasukti ruletę, nes noriu pasimti į kelionę kažkokį tai darbą. Pažiūrėsim kokį. O, labai gerai. Drugeliai. Kur jie mano yra, įdomu? Kažkur jie yra. Drugeliai. Tai aš jums parodysiu, reiškia, į kelionę pasiemu drugelius. Ten mano, kiek aš atsimenu, tai jau 2 drugeliai išsiuvinėti. Tai reikia dar 2 išsiuvinėti. Nu tai va. Pasimsiu drugelius ir dabar pasižiūrim, kiek tų kryželių. Ai, šitiem drugeliam, va. Kryželių aš tada nesuksiu, nes neturiu elektroninės schemos, yra popierinė schema. Ir kadangi man labai sunku vis dėlto skaičiuoti tos kryželius, tai aš gal padarysiu taip, nesuksiu kauliuko, o tiesiog pasiuvinėsiu, kiek išeis savaitgalį tų kryželių. Pažiūrėsim, gal išeis kartais drugelį visą išsiuvinėti, o gal aplamai visą tą vieną motyvą išeis išsiuvinėti, pasižiūrėsim. Nu tai ką, tai tiek, einu šiandien siuvinėti baleriną, o savaitgalį šį drugelį. Na va, tai šiandien jau yra sekmadienis ir parodysiu, kaip man pavyko viską išsiuvinėti. Truputį atsiprašau už balsą, arba galiu, nosis bėga man, tiesiog pagavau kažkur virusą ir truputį pakimau ir snarglys bėga. Tai va, ką aš išsiuvinėjau, va, pasižiūrėkite, štai čia va padaugėjo balerinos suknelės. Tai pagrindė pusiniais jau dariau viską ir padariau pagal sagą, rodo tai 400 kryželių, tai reiškia 800 pusinių. Va, dabar bandau vis parodyti aš jums tą blizgutį, bet kažkaip jisai man čia nesirodo. Bet keista, ne? Nu, gal va kažkiek matosi, ne? Keista, kaip blizgutis, reiškia, taip gražiai spinti, žinokit, suknelė, bet nesimato ant kameros visiškai. Tai va, taip labai subtiliai, taip truputį čia atrodo, pažiūri, pakreipi galvą į vienoj pusę ir čia truputį blizgutis yra. Tai štai tiek paaugo mano balerino suknelė. Ir dabar pasižiūrim, kaip man sekėsi siuvinėti tuos drugelius. O drugelius sekėsi siuvinėti visai neblogai. Padėsiu čia tiesiai. Va taip palaikiau.
Ir išsiuvinėjau visą trečią drugelį. Su visu ornamentu visas drugelis. Tai liko dar vienas ketvirtas drugelis. Ir kas čia man dar bus? Iškai bus tokia va adatinė. Adatinė bus tokia va įdomi. Čia matosi siuvinėta ne ant baltos medžiagos, o rinkiny buvo balta medžiaga. Bet kadangi mano yra pirma gyvenime tokia tipo adatinė, tai aš, visai man gerai gaunasi. Gerai ir ant balto, visai gražiai atrodo ir, simpatiškai tikrai tie ornamentai man yra tie labai gražu geltoni ir drugeliai tokie simpatiški. Tai kai šitą paskutinį drugelį išsiuvinėsiu, tada bus dar vienas gabaliukas medžiagos ir schema jau tokia va bus, smulkesni dalykai. Tai ką, tai va, truputį yra čia, nežinau, įsivėlusi klaida kažkur tai, nes šitą drugelį, va, kai išsiuvinėjau, viskas kaip ir gerai, o čia paskui man taip toks įspūdis, kad vieno kryžiuko kažkur trūksta, per vieną kryžiuką viskas taip, vienu žodžiu, kažkaip kitaip iški čia yra, bet, aš pasiskaičiuoju, pasižiūriu ir padarau. Nelabai turbūt ir matosi, kame šaknis ir kur yra klaidelės. Bet šiaip visumoje, tai čia bus adatinė, pirmas mano bandymas, tai aš manau viskas labai gerai. Ir kągi aš dar pasiuvinėjau, tai žinokit, vis dėlto pasiėmiau aš kiaušinį, štai. Tai pasirodo, buvau išsiuvinėjusi beveik visą kiaušinį, buvo likę tik va su tuo geltonu siūlu pabaigti. Tai vat pasiėmiau, sakau, nereikėjo nei medžiagos ieškoti, kaip sakiau, kad reiks ieškoti medžiagos nieko. Tai va tą pasiėmiau, geltonų siūlų pabaigiau ir viskas. Pabaigtukas yra ruletės norai išpildyti. Tai ką? Tai tiek darbų šią savaitę, dar čia padėsiu. Tai tiek turėjau darbų įvairių, matėte, visai neblogai ir man visai smagu siuvinėti pagal ruletę. Aišku, bus darbingo ta lentelė, bet aš galvoju šį rudenį, kai bus, tai bus. Ten tokios užduotys, kur aš tikrai nenoriu, galėčiau, bet aš nenoriu pradėti naujų darbų, aš noriu sumažinti tai, ką aš turiu dabar pradėjus siuvinėti. Nes jau truputį mane slegia daug darbų pradėtų ir norisi ko daugiau jų pabaigti. Tai tokia savaitė buvo. Tai labai smagu, kad mane žiūrite, kad stebite. Parašykite komentarą, labai laukiu. Geros savaitės ateinančios ir susitiksim jau kitą savaitę ir pažiūrėsim, kągi ruletė man išsuks kitai savaitei. Na šiaip jau norėčiau truputį tokių pakeitimų, tai viską pristatysiu kitą savaitę. Tai tiek, iki greito susitikimo. Ate.